Kad darbai pavasarį eitų kaip iš rašto, Kupiškio rajono ūkininkai draugė su konsultavimo tarnybos konsultantais ne kartą susitiko aptarti būsimus darbus, įvertinti pasėlius ar tiesiog pasidalinti patirtimi. Iniciatyvūs kupiškėnai aktualių, naujų patirčių ieško ir gretimuose rajonuose. Šiandien prisijungėme ir mes ir draugė atvykome į Biržiečio Kęstučio Armono sėklininkystės ūkį. Kęstuti, jūsų ūkio specializacija sėklininkystė, bet kai pagalvoji, kiek visko reikia, kad paruošti sėklinę tą kokybišką, žaliavą prekinę, ne kiekvienas ūkininkas ryžtasi tokiai krypčiai. Kaip jūs ryžotės? Nuo ko viskas prasidėjo? Gal tad sugrįšiu į tolimą praeitį, į senovę, į tarybų laikus. Teko dirbti agronomų ūkyje, vyriausio agronomų, ir ūkis specializavosi linų ir sėklų auginime. Atidirbus tos 3 metus ūkyje po paskirimo, kaip tik nepriklausomybė, ir tada atsirado galimybė kurti savo ūkį. Ir taip jau pavyko, kad vienas iš pirmųjų pagal valstiečių įstatymą gavom žemės ir pradėjom savarankiškai ūkininkauti. Tada irgi reikėjo pasirinkti, kuo užsiimti. Vieni ūkiai ryžosi į gyvulininkystę. Aš, kadangi išsilavinimo agronomas, tai man buvo artimesni vis tiek augalai, grūdai ir tos pačios sėklytės dėlioti, kažką tai bandyti. Tai taip nuo pat pradžių ir pradėjom su sėklom auginti, valyt, dauginti, jas ruošti. Ir taip jau šiai dienai ta veikla maždaug jau iš 30 metų. Tai patirties tikrai daug, o kiek dabar apsistojate ties kokiom veislėm ir kiek rūšių jūs dabar tas sėklas auginate? Šiaip taip, ūkyje mes auginam nemažai. Ir jeigu taip vardint, žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai, vasariniai miežiai, vasariniai kvietrugiai, žirniai, pupas, tai pagrindiniai šitie. Ir dar aišku, nesėklai auginam dėl sėjomainos rapsai. O šiaip, kaip matot, čia irgi tų maišų įvairių įvairiausiam užrašais, tai didžiąją, gan galima sakyti, dalį ruošiam kaip paslaugą firmom, kurios sėklos pateikia mum dauginamąją medžiagą, mes išauginam, paruošiam, išvalom, išbeicuojam, ir jau tada pati firma realizuoja. Dalį sėklų patys auginam ir sertifikuojam. Bet yra kitokia problema, kad labai sunku gauti aukštesnių kategorijų pačiam ir yra sudėtinga. Ir kitas dalykas, firmos turi savo klientūrą, gali kredituoti, vėl kitaip ūkininkas, žinot, sudėtinga, kad, sakysim, parduodi sėklą ir laukti pinigų iki rudenio. Tai kiek šis angaruose, sakykime, per sezoną, yra tonų tų sėklų, sakykime, ne šiaip eiliniai ūkininkai savo, ar ne, augina, bet jūs dar ir pardavimui, kiek praeina? Mes grubiai, taip gal kalbant, apie kokį tarp 700 tonų gal. Tai apie rudenį, tai žieminiai kviečiai ir žieminiai kvietrugiai, ten jau, kadangi yra labai trumpas laikas parašym, tai apie kokias 300 tonų. Ir jau per žiemą vasarinės kultūras, tai žirniai, pupos, miežiai, kvietrugiai, ir apie 400. Tai paruošiam. O kokios yra, kaip išbandytos, tokios gruntaunos veislės? Ar galima, turit kažkokios prioritetinės, ar bandot, ar jau atsirinkęs esat auginti? Gal ne. Taip, aš auginu, jeigu žieminių kvietrugių, tai Oktavija, tai lenkiška veislė. Nors visos kvietrugių veislės daugiausiai yra lenkiškos, nes lenkų selekcininkai stipriausiai kvietrugio. Tai kadangi šitiek tonų pereina sėklų ir šitiek augina, turbūt pavasarį, ką sėti ir iš kur gauti sėklos, jau jums nereikia sukti galvos. Žemės nėra tiek. Ir pas mums žemė nėra į čia, kad labai būtų labai aukšto našumo balas. Ir jeigu, sakysim, tam pačiame lauke ant kalnelio būtų toks priemolis lengvas, tai žiūrėk, pakraščiuose jau yra ir durpinėlių. Ir labai sunku su sėjomaina, kadangi
nu, tam durpinėlį kviečiai neauks. Ir reikia labai laviruoti ir skaldyti tos laukus. Mes dalį, sakysim, pakraščių sėjam kvietrugiais, nes jie netokie reiklus dirvai, o kur jau stipresnė žemė dirvožėmis, ten jau kviečius sėjam. O stipresnis, tai kiek tas našumo balas, sakykime, pats geriausias? Čia geriausias gal yra 50, bet šiaip tai vyraujantis daugiausiai tarp 40 keli, va taip. Nėra tokio, kad kaip kur čia. Dirvožemiai gal ir nėra patys geriausi, bet žinau, kad su ūkininkaujančiu sūnumi irgi eksperimentuojat, atliekat įvairius bandymus ir įvairiai rūpinatės ir dirvožemiu. Kokie jūsų bandymai ir esat naudojat ir biologinius preparatus, ką jūs darot pagerinti tam dirvožemiui? Jo, mes čia turim ir įrangą atskirai pasidarę bakterijom įterpti visiems, sakysim, yra tokia filosofija, kad negali, kad maišyti, kad bakterijų chemija nesugriauš, su tuo pačiu purkštuvu negali purkšti, turim atskirą talpą, purkštuvą, ten dar techniniai parametrai, kad bakterijos negali įterpti aukšto spaudimo, kaip paprasti purkštuvai, kad nesutraiškytų bakterijos. Ten tokių visokių yra dalykų, niuansų ir tada turim ant padargų, pasidarę ant skutikų, ant aketėlių pavasarį, dabar važiuojam ir tada, kai atliekam pasėlių akėjimą ir tuo pačiu atiduodam bakterijas, įterpiam. Kokia ta nauda? Nėra kaip palyginti. Įsivaizduojam, kad kaip placebas, kad čia viskas... Bet gal ne placebas, juk tyrė dirvožemį. Tyrėm, bet dabar jau tyriau gal prieš kokios 3 metus gal, kaip tik konsultavimo tarnyba davė. Tai humuso, apie 2, iki 2, dabar ištyrus panaudojus, nežinau kaip, turbūt gal kažkiek tai padidėja. Mes sakysim, dar irgi vienas naujas, retai kas, mes taikom vandenį, įmam iš artezinio, leidžiam, valom, atvalom, stovi filtrai ir tada jis sušyla vanduo ir jį naudojam purškimui. Bet bakterijom dar reikia, kad būtų šilčiau, dar jos per šalta. Tai pirmiausiai dabar sumažiuosim su amonio sulfatu. O jeigu dabar dar grįšim, sėjam, akėjam, daugelis iš čia esančių Kupiškėnų atvykusių irgi tą daro, bet tikrai nedaug kas ūkyje užsiema sėklininkystė ir būtent grūdų ruošos jūsų kompleksas. Retai, kada būna sausi, visą laiką reikia grūdus džiovinti, ypatingai su sėklos jos negali palaikyti, kad ten kelias dienas pabus, o paskui tada išdžiovinsiu. Iš karto grūdus sėklai skirtus reikia iškart džiovinti. Ir mes pasirinkom džiovyklą, kuri nenaudojam dizelio, o naudojam visas išvalas, kas lieka nuo valymo grūdų. Taip pat tinka ir tie vadinami medžio čipsai, kur smulkinam drožlės. Taip pat turim įrangą irgi visus pagriovius išvalom, susmulkinam ir paverčiam šilumą. Ypatingai geras kuras yra nuo rapso. Rapso aliejaus turi ir tas ankštelės, tai mes daugiau tokio nukuliam, sakysim, netokio švaraus rapso, kad liktų mum kūrui. Čia lieka 3 frakcijos. Sėkla, pašaram, o čia yra dar lieka jau deginimui, ten tokios visokios akotai, kur eina. Tai taip ir darbuojamės. Praktiškai ūkį dviese su sūnum mes darbuojamės. Aš sandėlio vedėjas, o sūnus daugiau laukų. Sakysim, pigiau mes galim išdžiovinti grūdus ir taip pat dar daug spėjam, dar mes teikiam daug paslaugų kitiem ūkininkam, kadangi šiek tiek pigesnis džiovinimas, tai su šitą valom kviečius, miežius, o šitą yra kvietrugių valomoji ir paslaugom. Kai tos kainų dabar svyravimai buvo, kad ir šiemet
nuo kombaino beveik brangiau išėjo parduoti grūdus negu išlaikius iki dabar. Tai va tas. Bet paskui pagalvoju, nu ką žiemą veikti. Vienas pirmųjų, šiaip Lietuva, jeigu žiūrint, jau jūs grįžote ankstesnius laikus ir aplamai vėją pasikinkėt. Vėjas tai gal daug, nu irgi kaip pajamos papildomos, jėgainė generuoja pajamas. Šiemet 14 metai, kaip vėja generuojami elektros energija. Papildomai va šiemet bus pastatyta papildomi bokštai, sandėliai ir taip pat dar saulės kolektoriai, kad ūkiui, kiek sunaudojam ūkiui elektros, pasigamintumėm patys. Esame labai gražiam kviečių lauke, kuris labai puikiai peržiemoja. Kęstutis sakė, tai yra veislė fenomenas. Kalbant apie pasėlius, kaip jie žiemą peržiemojo. Matosi, kad laukai peržiemoja labai gražiai, išretėjimų nėra, kviečiai labai gražiai žaliuoja. Galime va vieną kitą augalėlį ir įsikasti. Atmetimų jokių nėra, viskas labai gražu. Šaknelės tos dar kol kas, va, kurios čia yra, jos iš tiesų ta balta šaknelė, bet tai yra tos vadinamos vandens šaknelės. Tai parodo, kad augalas yra gyvas, kad augalas jau pradėjo vegetaciją, bet kol kas su kviečių tręšimu dar reikėtų susilaikyti. Nes turėtų pasirodyti tos jau grinai maitinimo šaknelės, kurios bus su plaukeliais. Šita šaknelė, jinai tai kol kas yra tik tiek, kad parodo, kad augalas gyvas ir jis jau pradeda po truputį vegetuoti. Kad augalo prasidėtų vegetacija, temperatūra turėtų pakilti dirvos bent iki 5 laipsnių. Dabar yra apie 2-3 laipsniai šiuo metu. Tai manykim, kad tai turėtų būti galbūt, jeigu panašus orai bus, tai čia bus kažkur tai apie balandžio pradžioje. Kęstuti, nežinau, kuo jūs pirmiausia tręšiat, ar granuliuotom trąšom, ar jūs ką sulaistot juos? Ką sulaistot? Kaso pasirinkimas yra labai geras, nes galima jo naudoti pilną normą, sakykim taip, iki pagal galimybę. Realiai, jeigu galima pravažiuoti, jo galima išpilti iki 200 kg, tai panašiai kažkur 160-170 litrų. Ir augalai kuo puikiausiai įsisavins. Jeigu pasėlis yra retas, tai aktualus darbas pavasarį panaudoti chlormechvat chlorido augimo reguliatorius. Žmonės paprasčiausiai jo žino kaip cikocelius. Ir jeigu norima įsikrūmyti, kad pasėlį sutankinti, tai realiai tą produktą reikėtų naudoti dar krūmijimo, dar vegetacijai prasidėjus, atsinaujinus krūmijimosi pradžioje. Nes vėliau, jeigu mes panaudosime vėliau, tai augalas tiesiog išleis daug tokių silpnų vėlyvų ūglių, kuriuos paskui atmes. Ankstyvas augimo reguliatoriaus panaudojimas labai padeda, jeigu pasėlį reikia išlyginti. Kada vienas augalas būna didelis, kitas augalas mažiukas, labai gera priemonė yra pasėlio suvienodinimui. Lygiai taip pat tolumoje matot yra agrometeorologinė stotelė. Faktiškai kas savaitę, kiekvieną pirmadienį atvažiuojam į laukus, imama augalų pavyzdžiai, stebimos lygos, stebimas augalų išsivystymas ir paskui mūsų IKMIS puslapyje visą tą informaciją galima surasti. Kaip matot, rapsas jisai dar kol kas jokių tokių naujų dar šaknelių neturi, dar jisai miega. Lauke reikėtų pirmiausia ieškoti piktžolių, ypač rugiagėlių. Nes jos paprastai šakneles pradeda leisti pirmos. Jeigu jau radom rugiagėlę, išsikasėm, jinai jau pradėjo leisti šakneles, tai žinokim, per kokią savaitę tą šaknelę įsileis ir rapsas. Tradicinę rapso procedūrą visada reikia perpjauti. Rapse su šito rapsu yra viskas tvarkoje.
Parudavimų jokių nėra, išplyšimų didelių nėra. Nors tas išplyšimas jis kažkaip labai didelį, jis pavasarį yra sutvarkoma, bet svarbiausia, kad čia va po kugeliu, kad nebūtų čia va jokių išrudavimų. Reikės, aišku, kai tik tai bus galimybės, jau vėlgi tai balandžio pradžioje turbūt Kęstuti nuo rapsų ir pradėsit tręšimą. Sulfatas važiuos. Sulfatas, turbūt kasos. Bet tik tai tiek, kad kasa, va čia, sakykime, va toks va rapsas, labai drąsiai gali irgi pilną normą važiuoti, jisai nebijo, nieko ten jam nesugadinsi, nieko blogo nepadarysi, viskas ten bus su juo tvarkoje. Svarbiausias yra dalykas, turbūt skirtumas tarp rapsų ir kviečių. Tai sakykime, jeigu mes kvietį, mes galim šiek tiek patempti tą visą tręšimą, nes jisai, vis tiek jo vegetacija taip jau balandžio antrą pusę pradeda keltis, viską jisai suprantat ir tada jau jisai paskui faktiškai visas veiksmas vyksta apie gegužės mėnesį. Tai tuo tarpu su rapsu mes viską turim tą tręšimą sudėlioti labai greitai, nes jau kaip taisyklė rapsas jau balandžio vidury būna jau sukrovęs butonus ir jau jisai, sakykime, pavyzdžiui, vis tiek dar supraskim tokį dalyką, jisai kol įsisavins, kol visą kitą dar praeis dar gerą savaitę. Reikia nešališko agronomų patarimų? Kreipkitės į bet kurį konsultavimo tarnybos biurą. O jei patiko šis video, prenumeruokite mūsų kanalą ir toliau stebėkite naujienas portale ir socialiniuose tinkluose.